Šiandien po pietų Vilniaus senamiestyje japonų pagausėjo. Greta jau labai gerai vilniečiams žinomo Mazdos salono šiandien vilniečiams ir būsimiem galbūt pirkėjams prisistatė Honda. Hondos atstovybė Lietuvoje nuo šiandien pradėjo veiklą ir tai automobilių pasaulio komersantam matyti nemenkas įvykis. Ponas Krickai, ką reiškia žodis distributorius, nes jūs kaip distributoriai atstovaujat Honda, taip? Taip. Distributorius tai praktiškai yra ir garbė, ir įpareigojimas. Pirma žodžio prasme tai yra distributorius, tai yra žmogus turintis išskirtinę teisę prekiauti kažkokią tai prekę. Tai yra konkrečiai mūsų atveju, tai yra automobiliais Honda. Ją suteikia pats gamintojas. O antrąją prasme tai yra įsipareigojimas tai, kad tai yra firma automatiškai suteikdama šią teisę įpareigoja mūsų firmą tiekti garantinį remontą. Firmos pristatyme dalyvavo ministras pirmininkas Bronislavas Lubys, kiti vyriausybės atstovai, svečiai iš Hondos koncerno bei partneriai iš Austrijos. O pirmojų pirkėjų tapo Benjaminas Zelkevičius, Honda Accord pirkęs Žalgirio sporto klubui.